Oba, yra. Pirmasis upėtakis. Aišku, mažas, bet jau neblogai. Labą dieną, žvejai. Nutariau dar kartelį nulėkti upėtakiu. Dabar vėl mėginu į žemupį, kur praeitą kartą pačioj pradžiai sutikau kitą žveją ir užleidau jam čia vietą prasieiti. Na, dabar jau ir pats pamėginsiu. Pažvejot, pasižiūrėsim, kaip laikosi žemupys. Kas čia pasigauna, kas nepasigauna. Vanduo neblogas. Žiūrėsim, kas čia gausis. Jei kas nematė praeitos žvejybos, tai siūlau pasižiūrėti. Porą visai neblogų pagavau. Porą atitrūko. Na ir čia buvo visai gera žvejyba. Na, šiandien, oi, kiek čia mažų pasivijo. Visi du. Na, šiandien pasižiūrėsim, kaip laikosi žemupys. Vėl porą valandų pažvejosiu. Vakarinė žvejyba trumpa ir užteks. Žvejoju taip pat su blizgutė iš karto. Vandens daug nėra. Upėtakiai aktyvūs. Žiūrėsim. Jeigu matysim, kad reikia kažko tai pasikeisti, pasikeisim. Bet va, vaikosi nedideli upėtakiai. Oba, yra. Bet vėlgi nedidelis. Oba. Yra. Bet kol kas visi jo tokie delninukai. O, kokio. Liuks. Oba, yra. Koks aršus. Iš kaklo, iš kupros. Vargšas. Palauk. Oba, ir dar vienas. Nu čia tai mažų išvis daug. Delninukų krūvos. Oba. Yra. Visi delninukai.
Čia geras. Kaip ant džigo. Kai nesąmonė. Kaip jis taip užkyba. A jūs matėt. Grinai kaip iš poledinės. Čia gerutis. Ir neblogas toksai. Gerai, palauk, tu atkabinsiu aš tave. Toksai jau gražesnis. Gerai. Paleidžiam. Šitą mažiu. Čia tai geras. Niekada dar taip nebuvo, kad iš po kojo ant džigo užkibtų. Ir gan gražus dar toks upėtakis. Nu, žemupė irgi yra gerų upėtakio. Aišku, aukštupį man ten geresnis buvo, didesnis. Ir turiu su tokiais jau linksma pakovoti. O, va dar vienas. Kai šovė iš po krūmo. Čia. O, ir atsikabina, tas labai gerai. Kai raketų iš po to krūmo, kai šovė, net išsigandau. Ava. Duoda vaizdu šitie mažiai. Kai kala, tai kaip pasiūtė. Oba. Vėl iš po krūmo. Kai nepastebėjau net. Išgazdino. Iš kur jis iššoko, aš net nesupratau, kažkur tai iš šito sėkliaus. O video peržiūrėsiu, gal matysis. Bet tai kai raketos duoda. Išgazdino mane. Kaip pamyšė šauna. Grinai nesupratau, iš kurios pusės. Iš kranto čia to rodo, iš krūmų išlinda. Oba, dar vienas. Vėl iš po kojo. Opa. Irgi visai nieko. Su tokiais jau ir pakovot įdomu. Visai neblogai, šiandien atsigaudžiau jau. Netopiniai, bet tokie vidutiniški ir aršus. Nu jo, čia už akmens šitą, tai jam kaip tik buvo stovėt. Čia aš jam pamečiau, subulkavo ir jisai šovė. Per daug nesiaiškindamas.
Oba. Ant galvos užmečiau iškart kyba. Tokie odilinukai. Bebras, ble. Nekenčiu bebro. O, dar vienas. Tokių pilna. Gražus tokie taškuoti. Aukit vaikai. Dar vienas. O. O, atsikabino. Gerai. Ką, panašu, kad reikia jau baiginėt. Dar kokį pusvalandį prasieisiu. Ir manau užteks. Ir taip neblogai įsigaudžiau. Nemažai kibimų. Aišku, daug mažų, bet jie dideli davė vaizdų. Tokių kibimų aršių aš dar nemačiau. O tas, kur vos ne kaip ant poledinės, ant marmuškės, tai iš viso. Oi. Čia va graži vieta. O, kaip? Dar čia, kaip? Kaip taip? Nesupratau. Šiandien kosminiai kibimai kažkokie tai. Kaip aš jam ant galvos užmečiau atkabindamas nuo medžio. Kai nesąmonė. Ne, nu šiandien visiškai kosminiai kažkokie tai kibimai. Dieve, dieve. Tokių nesąmoningų kibimų aš dar neturėjau. Duok, paleisi aš tave. Pabėgo. Kažkur čia nukrito blizgutė. Ir užkybo iš karto visiškai nesąmonė. Aš galvoju, ten kur nors po medžiu bus. O čia, nežinau, neturiu žodžių. Kibimai visiškai kosminiai. Neturiu jokio paaiškinimo. Jeigu kas nors sugebės paaiškinti, kas čia vyksta, tai rašykite komentarus. Turėtų būti va čia, va, duobėj stovėti, o ne ten kažkur tai žolėse. O, kas čia vyksta? Nesuprantu. Šitas visiškai geras. Kas čia buvo? Vėl eikit nesąmonė. Ne, nu čia kosmosas, aš taip nesitariau su jais. Kas čia per kibimai? Jau legalas. Bet kaip jūs kimbat, chebra?
Pizė, pizė. Kas per kibimai, a? Jūs matėt? Va čia, va, užmečiau. Ir palikau blizgutę, kol čia su žolėm norėjau susitvarkyti. Ir grinai kaip ant džigo užkybo. Kas per nesąmonės čia šiandien vyksta su šitais upėtakiais? Aš nebeturiu jau jokio supratimo, kas čia per diena, kas čia per kibimai. Vieta tai tikrai graži, tikrai tikėjausi aš čia, kad bus. Bet ne taip, kad užkips. Oi, кто? Kai nepataikė. Dar kartą. Pizė, čia tikriausiai. Didžiausias, kokį aš galėjau pagauti. Tuo pamėginsiu kaip nors tyliai voblerį užsidėti. Mėginsiu tokį voblerį uždėti. Tai čia 40 plus tikrai. Nepataikė vėl. Nukando. Lydeka čia, blėt. Čia supysta lydeka. Tu kurva margoji. Mano woblerį už 10 eurų. Nukando mano, blė, wobleriuką. Nu ir manau užtenka, kiek čia galima jau. Čia dar nėra kur išlyst, reikia grįžti. Čia gal išlypsiu. Ai, gal. Na ką, o čia va yra lydeka, tai atsiminkit, nežvejokit, nes prarasit woblerį kaip aš. O aš keliauju link mašinas. Kosminė žvejyba gavosi.